Gerą vakarą visiems. Norėčiau labai sužinoti, ar yra garsas ar ne. Ar galit girdėti, ar ne. Šiaip neįsivaizduoju, kas čia yra pasijungę. Matau, yra dinozauriukas, tai labai smagu. Gerą vakarą. Yra garsas, super. Jo, labai seniai jungiausi į Twitch, tai čia visi nustatymai iš seniau išlikę. Tikiuosi, kad suveiks. Tai jo, šiandien tikslas būtų tada pasižiūrėti į tą egzaminą, kuris įvyko šiandien. Tai būtų 25 metų matematikos VB pirma dalis. Ir tiksliau tai būtų išplėstinio kurso egzaminas, nes yra kitas bendrojo kurso. Tai jo, ambicija būtų pasižiūrėti visas užduotis, išsispręsti. Nežinau, kiek tai užtruks, tikiuosi nebus labai ilgai. Jeigu, nežinau, palūšiu kažkur, tai tada, nežinau, gal skelsiu į 2 dalis, tada tą pasižiūrėjimą į užduotis. Bet jo, šiaip neįsivaizduoju, kiek čia nei žmonių yra, nei ko, niekam nebuvo pranešta apie šitą streamą, tai visi, kas čia esat, tai labai smagu, nežinau, kaip sužinojat, kad vyksta šitas streamas, bet okei. Tvarkoj, tai nežinau, tada bandykim gal judėti prie tų užduočių ir pasižiūrėsim. Kaip visada, jeigu yra kas nors, kas norėtų paspręs kartu, matytumėt koks atsakymas ir panašiai, ar turėtumėt klausimų, galit parašyti. Kodėlgi ne, būtų smagiau taip. Gerai, tai taip, turėčiau dabar padaryti štai taip, tikriausiai paspausti čia ir čia. Jo, jeigu viskas gerai, turėtumėt matyti, gal ir nesimato. Ok, prasideda techniniai dalykai. Nors ne, matosi, turėtumėt matyti, ok. Jo, tai čionais yra nacionalinės švietimo agentūros puslapis, testai jų, ir štai čia yra pateiktas tas matematikos VB pirma dalis. Jo, tai nežinau, startuokim tada. Galbūt visos informacijos apie šį egzaminą aš neskaitysiu, viskas yra prieinama, tai galbūt tiesiog pereikim tiesiai prie užduočių ir pasižiūrėsim, kaip ten kas. Gerai, jo, čia jeigu ką egzamine yra integruotas formulynas, jeigu mums jo reikės, galėsim pasižiūrėti. Jo, galbūt aš netgi galėčiau padidinti ekraną. Jo. Nu ir gerai, jo, ir skaičiuotuvas yra, jeigu reikėtų. Nu gerai, tai bandykim, nežinau, kaip čia gausis. Štai, pirmas uždavinukas, šiaip bendrai visam testui turim 2 valandas. Tai šiaip, manau, viską čia pavyktų suspėti, bet kadangi vis tiek kažkiek komentuosiu ir panašiai, gali būti, kad ir nesuspėsiu, bet labai norėčiau. Tai pabandykim. Tikiuosi, matosi viskas pilnai, reikėtų rasti aibių A ir B sąjungą ir tiesiog pažymėti teisingą atsakymą. Tai nežinau, gal kas nors yra ambicingi labai žmonės ir galėtumėt man padėti pasakyti, koks yra atsakymas šito uždavinio, galbūt jau matosi. Aibių sąjunga. Mums reikia susirinkti visus elementus iš esmės, tiek iš A aibės, tiek iš B. Abi tos aibės yra intervalai. Jo. Nu, būtų galima čia nusibrėžti tiesę, ant tos tiesės pasižymėti viską, tai aš galiu netgi pabandyti, neįsivaizduoju, kaip čia man seksis rašyti, bet bandau. Štai mano tiesė. Ok, ir pasiūlymas yra pirmas variantas. Pasižiūrėkime. Taip, tai gerai. Aibė A yra nuo -2 iki 8. Nu, tai čia kažkur pasižymiu -2. Aš tikiuosi, matosi, ką aš rašau dabar. Jo. Ir tada kažkur toliau čia užspalvinsiu rutuliuką, kiek man pavyks, čia yra 8. Gerai. Taip, ir tada aibės A elementus aš galiu pažymėti, tarkim, viršuj brūkšneliais. Viršuj brūkšneliais aibės A elementai. Ok. Tada aibė B yra nuo -4
iki 7, tai -4 įskaitant, nu tarkim, čia kažkur tai, ne, čia reiktų užspalvinti tą rutuliuką, nu čia greitai nebus, jau matau. Jo, nuo -4 iki 7, 7 reiktų neužspalvinti rutuliuko, bet kažkur čia. Gerai, tai A be B, brūkšneliais pavaizduoju apačioje, štai taip, tai sąjunga yra, na, tas intervalas šiuo atveju, kur yra pabrūkšniuota bent kažkurioje vietoje, bent viršuje ir bent apačioje. Jeigu pabrūkšniuota, tai jau į sąjungą turėtumėm įtraukti tada. Nu tai natūralu tada, kad turim intervalą nuo -4 iki 8, nes ten yra brūkšneliai visur, ar ne, bent arba viršuje arba apačioje. Tai va, ir kas man sakė pirmą variantą, tai panašu jis yra teisingas. Jo. Ok. Jo, tai gerai, ištrinu aš tą savo paaiškinimą, tada pažymiu tą variantą ir judėkim toliau. Numeris 2. Dinozauriukas sako, pakankamai prisisprendė. Aš suprantu jo, čia iš tikrųjų net nežinau, kam aš čia dabar streaminu, nes aš pats prisimenu po egzamino mažiausiai, ką norėdavau daryti iš karto, tai žiūrėti užduotis tą pačią dieną. Yra žmonių, kas mėgsta pasižiūrėti, viskas tvarkoj. Jo, tai, nu nežinau, užfiksuosim tuos atsakymus, galbūt ir tiek. Tai va, nežinau, ar turėtumėt kas nors pasiūlymų dėl numerio 2 antrosios užduoties, kur mes turim nustatyti, kurios funkcijos grafikoje eskizas pavaizduotas paveiksle. Jo, nu tai turint tokį uždavinį visada galima bandyti įsistatinėti taškus, jeigu iš karto neatpažįstam, nes, na, akivaizdžiai čia parodyta, kad jeigu x vienas, tai ir y turėtų būti vienas, ar ne? Tai vat būtų galima galbūt atmesti kažkokius variantus, bet jeigu atpažįstam tas funkcijų formas, maždaug, na, prisimenam, kaip jos atrodo, tai čia iš tikrųjų iškart galim atsakymą pasakyti ir kas man komentaruose sufleruoja, kad 4, tai, na, panašu, kad visiškai teisingai. Jo. Nu, kaip sakau, jeigu iš karto atpažįstam, tai lengvas uždavinys, jeigu ne, galima bandyti įsistatinėti taškus ir galbūt, na, pavyktų atmesti neteisingus variantus. Tai čia, nežinau, manau, tokio mano paaiškinimo užteks. Jo, šiandien. Ok, jo, tai pasižymėjom teisingą atsakymą ir galim judėti toliau. Numeris 3 iš 2 dalių, nu čia reikėtų paskaičiuoti. Tai, jo, nežinau, paskaičiuokim. Tikiuosi šiaip gerai matosi, nes man taip maždaug per pusę ekrano tie uždaviniai. Tai tikiuosi pavyksta įžiūrėti ir gal aš galėčiau pabandyti padidinti, bet bijau, kad aš čia sugadinsiu kažką dabar. Galiu šiek tiek padidinti, neįsivaizduoju ir geriau nuo to. Nu, bet kuriuo atveju galim paskaičiuoti, tai kaip čia yra, taip lygu. Gerai matosi, super. Turim velnę 1, 2, 3, gerą vakarą, ponas velnės 1, 2, 3, kaip laikotės 100 metų. Jo, tai padidinam, nežinau, gal dar kažkiek geriau, jeigu blogiau sakykit, nežinau, kas dar čia esat. Tai gerai, jo, tai čia tada dedu trupmenos brūkšnį ir jeigu čia yra kvadratas, čia dar yra šaknis, nu tai galima tada vietoj šaknies ir to kvadrato parašyti modulį. Ne? Vat taip galim sužaisti ir tada kol kas perrašau tai, kas yra apačioje. Štai. Dabar tai, kas yra modulyje, skaitiklyje, ne, tas skaičius, jisai būtų neigiamas pats iš savęs, vat šitas. Ne? Kadangi šitas skaičius yra neigiamas, tai tam, kad mes nusimestumėm modulį, reikėtų parašyti minusą prieš tą skaičių. Tada mes jį paversim teigiamą. Ne, vat principas toksai. Tai parašom minusą ir numetam tą modulį. Parašau tada paprastus kliaustus. Šitaip. 1 minus šaknis iš 2. Jo, ir ką čia galim padaryti, per daug čia kažko nevargdami, galim suprastinti šituos ir viskas, kas lieka, tai tas minusas. Tai kitaip sakant, turi -1. Vat ir visas uždavinys. Pirmo atsakymas, klausėt ar 1. Jeigu nieko nepamečiau, tai žinokit -1. Jo, galiu čia pabandyti rašyti dabar tą -1. Užfiksuokim ir tada antroji dalis. Jo, čionais
Nu čia kas, šaknų savybės, laipsnių savybės turėtumėm pritaikyti ir kažkaip paskaičiuoti, kas čia yra. Tai kaip aš daryčiau, tai turbūt va čia skliaustuose pasirašyčiau, kokie tai yra dvejeto laipsniai visur, tai čia 2 pirmojų, sakykim, čia būtų 2 pakelta 1 antraja. Jo, čia tada būtų šita dviguba šaknis, tai būtų 2 pakelta 1 ketvirtąją, galima į tokį perrašyti. Jo, čia man nesigauna gražiai parašyti, pabandysiu iš naujo. 1 ketvirtąją. Nu, laikykim, kad čia 1 ketvirtoji. Nu ir tada skliaustuose, už skliaustų tiksliau dar tas ketvirtas lieka. Tada skliaustų viduje galim pritaikyti laipsnių savybę ir parašyti vieną dvejetą ir visus laipsnius sudedam tada, ar ne? Šitaip galim pasiskaičiuoti. Jo, taip, tada čia išlieka 4 vis dar, niekur nedingo. Čia turim 2, pakelta berot 7/4. Jeigu ne, pataisykit mane. Taip, čia vis dar 4, niekur nedingo. Ir tada pagal dar vieną laipsnių savybę galim sudauginti tuos laipsnius ir turėsim 2/7. 2/7, jeigu neklystu, 128. Viskas. Dinozauriukas pastebi, sako, kiek girdėjau, uždaviniai sunkėja berods nuo 21. Pažiūrėsim. Jo, aš šiek tiek permečiau akim šitos uždavinius, tai man irgi kažkaip panašiai pasirodė, kad pakankamai lengvai sprendžiasi ten pirmieji uždaviniai, kažko baisaus tikrai nėra, atrodo. Po to kažkiek gal pradeda sunkėti, bet, toks formatas turbūt šito egzamino. Gerai, tai užfiksuokim tą atsakymą. Gali būti, kad kažką neteisingai įvesiu, stengiuosi teisingai įves, bet jeigu padarysiu klaidų, tai visko pasitaiko. Bet dabar užfiksuokim šitos atsakymus ir judėkim toliau. Taip, toliau. Paveiksle pavaizduoti 2 funkcijų grafikai. Naudodamisi tais grafikais turim nustatyti lygties sprendinį. Jo, tai čia klasika. Reikėtų grafiškai pasižiūrėti į štai šitą lygtį. Yra nubrėžti abu grafikai, tiek kairiosios pusės, tiek dešiniosios funkcijų. Tai jeigu ir prašo rasti sprendinį x lygų kažkam čionai, tai mums aktualu tada yra tas susikirtimo taškas. Iš jo ateina sprendinys, jeigu dar tiksliau, tai sprendinys yra to susikirtimo taško x koordinatė. Tai akivaizdžiai čia pagal tuos langelius, jeigu čia yra 1, čia būtų 2, čia būtų 3, čia yra 4. Vėl man nepavyksta ketvirto gražiai parašyti. Jo, ir viskas, čia 4 ir tiek, jo. Jeigu netikit tokiu sprendimo būdu, galit patikrinti atsakymą. Galima įsistatyti vietoj x, pamatysit, kad lygybė tikrai yra teisinga ir viskas veikia. Viskas veikia super. Gerai, nepametam entuzijazmų, judam toliau. Užfiksuokim tą ketvirtą. Gerai. Išspręs lygtį turim. Vėlgi klasikinė ir racionalioji lygtis. Tai standartinis algoritmas turbūt yra pakelti abi lygties pusės kvadratu. Tai aš per daug neperrašinėdamas tą padarysiu. Mes turim lygtį, abiejos pusės keliu kvadratu. Tai kai tą padarysiu, turėsiu tai, kad kairėje pusėje nebelieka šaknies, dešinėje pusėje bus 5 kvadratas, kas yra 25. Jo, tai iš šianais, jeigu taip surašant, ką tą dvejetą keliam į kitą pusę, arba galim sakyti, atimam dvejetą iš abiejų lygybės pusių ir turim čia 23. Tai padalinį arba padauginį iš -1, turėsim, kad x yra -23. Ir formaliai, jeigu mes kėliam kvadratu, būtų gerai padaryti patikrinimą. Nes kartais taip nutinka, kad tie x-ai, tie sprendiniai, kuriuos gaunam, jie netenkina pačios pradinės lygties. Šiuo atveju to nebus, bet vardan pilnumo atlikim tą patikrinimą, tai taip, imu tą pačią pradinę lygtį ir ją vietoj x įsistatau tą -23, ir noriu gauti penketą. Jeigu negausiu penketo, tai sprendinių tada nebūtų, bet jeigu gausiu penketą, tai sprendinys bus -23. Gerai, tai čia šaknis iš 25, kas yra 5, viskas veikia, fiksuojam atsakymą, -23. Štai taip.
Gerai. Taip, tai tikiuosi jaučiatės gerai ir galim judėti toliau. Štai, reikia suprastinti reiškinį ir turėtų gautis kažkuris iš tų 4 atsakymų. Nu tai apie ką čia šitas uždavinys, tai turbūt apie kubų skirtumą. Tai jeigu prisiminsim, kad mums yra duotos formulės, štai, antra formulė, jeigu matot mano pelytę, tai yra formulė, kur yra a trečiuoju plus minus b trečiuoju. Nu tai galim panaudoti šitą formulę mūsų atveju, parašysim tai, kas yra kairiai pusėje. Jo, vėlgi nežinau, ar mano pelytė matosi tikriausiai. Gerai. Dinozauriukas sako, tas praeitas su šaknim buvo arba lygiai. Kažkokį užmačiau ir tenai jo buvo kažkas labai panašaus, nežinau, lygiai toks pat, bet labai panašus, gali būti, kad ir toks pat. Jūs gal geriau žinot, aš neprisimenu ten konkrečių skaičių. Kažkada, manau, galėtumėm įsijungti ir bendrojo kurso egzaminą pasižiūrėti, kodėlgi ne. Nu gerai, šiandien turim reikalų su išplėstinio kurso egzaminu, tai bandykim. Tai galvoju, gal būtų paprašiau, jeigu aš tiesiog atskirai parašyčiau tas x trečiuoju minus 8, ką mes galim gauti iš šito dalyko. Tai visų pirma, 8 yra 2 trečiuoju. Manau, sutiksit su tuo. Ir tuomet, kaip ten yra pagal tą formulę, tada būtų x minus 2, pirmasis dauginamasis, ir tada būtų x kvadratu eitų, x kvadratas, tada būtų plus 2x ir plus dvejeto kvadratas, pagal tą formulę 4. Jo, jeigu nieko nepamečiau, atrodo turėtų būti taip. Jo. Nu tai, ką mes tada gaunam realiai, jeigu vietoj šito aš pasirašyčiau dabar šitą, tai galėčiau suprastinti tą x minus 2 ir tada viskas, kas man liktų, viršų liktų vienetas, apačioje liktų šitas. Ir turėtumėm atsakymą štai šitą. Lygiai toks pat gali būti. Iš esmės uždavinys daug nepasikeistų, jeigu pakeistumėm ten keletą skaičių toje racionalioje lygtyje, bet jeigu ir toks pat gali būti, kodėl ne. Jo, tai nežinau, fiksuokim tada šitą atsakymą, viskas panašu neblogai ir tada aš nutrinu tai, kas čia buvo prirašinėta ir judam prie numeris 7. Grafikas tokios funkcijos eina per tašką, kurio ordinatė lygi 32. Nustatykim, kam lygi šio taško abscisse. Taip, čia tos legendinės fantastiškos savokos kaip abscisse ir ordinatė būtų gerai nesumaišyti. Tai ordinatė būtų vietoj y 32 ir čia tada 1/2 x-uoju. Štai, turime spręsti tokį lygtį ir x bus ta abscisse, kurios mes ieškom. Dinozauriukas teiraujusi, kur Patricija. Patricija viskas tvarkoja, tiesiog šiuo metu užsiemus ir negalėjo prisijungti. Jo, tai perduokime jai linkėjimus. Jeigu bus streamo įrašas, tai galbūt galės išgirs, kad mes jai perdavėm linkėjimus. Jo, ok. Taip, tai ką čia mes gaunam? Tai 32 yra 1/2 pakelta minus 5. Kodėlgi taip nepasirašyti? Tikrai, 2/5 būtų 32, tai 1/2 tada minus 5 būtų 32. Ir gaunam štai tokią lygybę, iš kurios akivaizdžiai tada gaunam, kad minus 5 lygu x-ui arba x yra lygus minus 5. Ir tiek uždavinys išspręstas. Tikrai, pakankamai paprastai sprendžiasi, jeigu, žinom tas savokas, maždaug ko čia iš mūsų nori, ar ne, tai minus 5. Štai, nežinau, kol kas neblogai. Nesakyčiau, kad pakankamai mes čia greitai judam, bet po truputį. Numeris 8. Yra žinoma, kad logaritmas toksai,
lygus 2, nustatykite tą reikšmę. Jo, tai čionais, pagal logaritmo apibrėžimą, nes jo, galim taip spręsti, nes jeigu turime tokį užrašą, tai šitas užrašas, jisai iš esmės reiškia, kad jeigu mes kas yra užvardyta A raide, pakelsim tuo, kas yra lygybės dešiniai pusiai, mes turėsim gauti tai, kas parašyta štai čia, 225. Pereinam nuo tokios logaritminės formos prie rodiklinės formos. Ir tada, kas šiandien galim išsitraukti šaknį ir turėsim, kad A lygu plus minus 15. Tai norėtųsi kažkaip gal vieno atsakymo šiandien ir atsakymas iš tikrųjų ir yra tik tai vienas, tinka tik tai teigiama reikšmė, minus 15 čia netinka, dėl to, kad tam, kad šitas logaritmas turėtų prasmę, tai kas yra čia, turi būti būtinai daugiau už nulį ir nelygu vienetui. Tai minus 15 nėra daugiau už nulį, dėl to jisai netinka. Tai vietoj A privalo būti čia 15. Viskas. Jo, viskas. Ok, taip, tai nuvalau tada tą sprendimą ir užfiksuojam atsakymą numeris 9, kurios iš pateiktų funkcijų reikšmės mažėja visoje jos apibrėžimo srityje. Pažymėkite teisingą atsakymą. Gal jūs žinot, kuris čia būtų A, B, C, D. Jeigu reiktų rinktis, kai kam šiandien teko rinktis, tai ką rinktumėtės, kurios iš pateiktų funkcijų reikšmės mažėja visada, visoje apibrėžimo srityje. Jo. Ok, pasiūlymas G nuo X ir negaliu nesutikti iš tikrųjų. Tai pirmosios funkcijos grafikas būtų parabolė, tai parabolė nėra, kad visada mažėtų. Čia yra šaknies grafikas, maždaug toks, jisai didėja apibrėžimo srity, 2x taip didėja, o šitas dalykas taip mažėja. Visiškai teisingai, ačiū labai, atsakymas šitas. Tvarkoj, judėkim toliau tada, numeris 10. Vėlgi yra atsakymo variantai, tai jeigu turit upo, galit man pasakyti, kurie jums atrodo čia teisingi. Tai reikia nustatyti, kurios iš pateiktų skaičių sekų yra geometrinės progresijos ir yra 2 teisingi atsakymai. Vadinasi, 2 iš šitų baigtinių sekų yra geometrinės progresijos. Tai kurios? Aš jaučiuosi kaip dabar tas, nežinau, toks TV laidų vedėjas, kur tie žaidimai būdavo, kur reikia atsakyti klausimus, tai dabar dar yra tikriausiai. Kaip jums atrodo, kuris yra teisingas atsakymas? Turite 5 pasirinkimus ir čia 2 netgi yra teisingi. 2 ir 5. 2 ir 5. Taip man sako šitas ir 1, 2, 3, 4, 5. Dėl antro sutikčiau, dėl 5 nesutikčiau. 5 yra aritmetinė progresija. Reikia geometrinės. Tai geometrinė iš tikrųjų čia panašu būtų šitas dalykas. Jo, mes turim rasti tą geometrinės progresijos vardiklį, tą tokį pastovų daugiklį, iš ko dauginam prieš tai buvusį narį, kad gautumėm sekantį. Tai šiuo atveju tas vardiklis būtų 2, šiuo atveju tas vardiklis būtų minus 2. Visais kitais atvejais nėra tokio daugiklio, iš kurio padauginus prieš tai buvusį narį gautumėm sekantį. Kad jis būtų visai sekai toks pat, tokio nėra. Tai panašu, kad šitie variantai, galim juos užfiksuoti ir judėti toliau. Taip, tai įveikiam 10 klausimų. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų dėl pirmų 10 klausimų, kaip jums atrodo, ar jie buvo sunkus ar lengvi, galit parašyti komentaruose. O mes judam prie 11 uždavinio, kur reikia apskaičiuoti vektoriaus su tokiom koordinatėm ilgį. Tai, prisiminkim, kad turim formulyną. Formulynas yra
Aha. Nežinau, ar čia mano internetas, ar tiesiog sulaužiau kažką. Ne, viskas veikia gerai. Štai formulynas, tiesiog nenoriu parodyti, prie vektorių yra formulė vektoriaus ilgio skaičiavimui, kai turim to vektoriaus koordinates. Jo, tai tiesiog reikia tą šaknį pasiskaičiuoti ir tiek. Nesulūžo, viskas gerai, dinozauriukai, viskas veikia, sprendžiam, nepasiduodam. Normaliai. Jo, tai vektoriaus mn ilgis pagal tą formulę, kur pabandžiau parodyti, tikiuosi pavyko, būtų šaknis iš 6 kvadratas plus 8 kvadratas, tai yra šaknis iš 100 be jokios abejonės ir tai yra 10 ir atsakymas 10 ir viskas. Jo, ok, neblogai, su 11 tada susitvarkėm. Ir judam toliau. Numeris 12. Nustatykit mažiausią skaičių priklausantį tos funkcijos f nuo x apibrėžimo sričiai. Ir rašykit atsakymą. Nu gerai, rašysime tą atsakymą, bet pirmiausia būtų gerai žinot, koks jisai yra. Tai klausimas jums, galbūt žinot, koks yra mažiausias skaičius priklausantis tos funkcijos apibrėžimo sričiai. Nu, kažkoks tikrai yra, ne? Nuo ko čia viskas priklauso? Nu, kas riboja tos funkcijos apibrėžimo sritį? Tai šaknis, ko gero, ne? Ir žmogus, kurio nikneimo nežinau kaip perskaityti, sako -4. Ir atsakymas šio ko gero yra teisingas, nes šitos funkcijos apibrėžimo sritį mes galėtumėm gauti paskaičiavę, išsprendę tokį nelygybę. X plus 4, tai kas yra po šaknyje tos kvadratinės šaknies, privalo būti daugiau arba lygu už 0. Kitaip ta šaknis neturėtų prasmės. Jo, ir iš čia gaunasi, kad x yra daugiau arba lygu už -4, kitaip sakant, apibrėžimo sritis yra nuo -4 įskaitant iki plus begalybės. Tokiu atveju mažiausias skaičius priklausantis tos funkcijos apibrėžimo sričiai yra -4. Ir visiškai teisingai, jo. Ok. Taip, nepaleidžiam, judam toliau. Jūratė mokosi ispanų kalbos ir nutarė kiekvieną savaitę išmokti kuo daugiau žodžių. Pirmą savaitę išmoko 10 naujų žodžių, kiekvieną kitą savaitę 3 naujais žodžiais daugiau negu praėjusią savaitę. Ambicingai, apskaičiuokite, kelintą savaitę Jūratė pagal savo planą išmoks 55 naujus žodžius. Nu va, mes turim pažymėti teisingą atsakymą. Tai, čia aritmetinė progresija. Akivaizdžiai, pirmasis narys būtų 10, po to antrą savaitę išmoko jau 13 žodžių, ir taip toliau vis 3 daugiau. Tai iš esmės mes ką žinom? Mes žinom, kad kažkur yra aritmetinės progresijos narys, kuris yra lygus 55. Tai šitą uždavinį galima būtų, nežinau, suskaičiuoti tiesiog pliusuojant 3 ir žiūrint, kada gausim tą 55, arba galim būti, nežinau kaip čia pavadinti, ambicingesni ir pabandyti pritaikyti aritmetinės progresijos bendrojo nario formulę, kuri yra formulinė, neatsukinėsiu, tiesiog užrašysiu šitą dalyką. Čia puikiai galim taikyti, nes žinom, kad D yra 3. Ir iš esmės viskas, ko nežinom, tai yra tas indeksas n ir jo čionais ir reikėtų. Tai 55, n-tasis narys toks pas mus, lygu 10 plus 3 ir čia n-1. Nu va, tai yra lygtis, kur yra vienas nežinomasis n, belieka išsispręsti, tai 10 atimu iš abiejų lygybės pusių, galiu parašyti. 3, n-1, dalinam iš 3, žinoma, arba jeigu norit, galite atsiskliausti. Dinozauriukas sako, dėl Jūratės mano 2 draugės susiginčio, nes nei viena, nei kita nesugebėjo apskaičiuoti, bet abi buvo įsitikinusios, kad yra teisios. Super, man patinka matematiniai ginčiai. Pasižiūrėkim, koks tada atsakymas ir ginčas galbūt bus išspręstas. Tai padalinus iš 3, čia turim tada kairėje pusėje 15, čia lygu n-1. Ir jeigu tą vienetą perkelsim į kitą pusę arba pridėsim vienetą, tiesiog gausim, kad n yra 16. N yra 16, tai reiškia
per 16 savaitę Jūratė išmoko 55 naujus ispanų kalbos žodžius. Atrodo taip. Tai vat atsakymas, kurį bent jau aš rinkčiausi čia, tai būtų per 16 savaitę. Štai. Tai tikiuosi išsprendžiau dinozauriuko draugių ginčą ir galim judėti toliau. Toliau yra numeris 14. Išspręskit nelygybę. Super uždavinys, visiškai algoritminis. Ant ko čia galima paslysti, tai ant to, kad čia yra 0,5. Tai reiškia, jeigu mes norim permesti nelygybę ant laipsnių, tai reikėtų nelygybę apsukti kitą pusę. Jo, taip yra dėl to, kad 0,5 yra tarp 0 ir 1. Tokiu atveju apsisuka nelygybė. Jo, ten lyst giliau galima argumentuojant, tai iš esmės 0,5 x-uoju būtų mažėjanti funkcija, dėl to šita nelygybė bus teisinga tada, kai šitas laipsnis bus didesnis už šitą. Arba kaip nors čia taip galima tai aiškinti tikriausiai. Ne viena draugė nebuvo teisi, o jats. Tai nežinau, gal pasilaikykime tada savo tą atsakymą ir viskas tvarko. Gal jo, tada neerzinkim šiandien žmonių. Jo, tai turim čia tokią nelygybę. Jinai yra ekvivalenti nelygybei 2x daugiau už minus 6. Padalinę iš 2 turėsim, kad x yra daugiau už minus 3. Jo, x yra daugiau už minus 3, kitaip sakant, x priklauso intervalui. Jeigu daugiau už minus 3, tai nuo minus 3 iki plus begalybės. Turbūt taip. Jo, gerai. Numeris 15. Nustatykit, kiek sprendinių turi lygtis. Štai tokia. Pažymėkit teisingą atsakymą. Tai yra greitas šito uždavinio sprendimas, kuris viskas gerai šiaip su juo, bet galima truputį dar geriau paaiškinti. Iš esmės, čia galima traukti 4 laipsnio šaknį, turbūt iš abiejų pusių ir parašyti plus minus. Tai čia x būtų plus minus 2 ir iš esmės viskas būtų 2 sprendiniai. Ta galima parodyti griežčiau, jeigu abejojam, tarkim, ar nėra daugiau sprendinių už to lygtį, tai galima daryti taip. Šitą lygtį galima užsirašyti tokiu būdu. x4 minus 2/4 lygu 0. Tada šitą lygtį galim persirašyti kaip x kvadratu minus 2 kvadratu lygu 0. Čia galim pritaikyti kvadratų skirtumą. Jeigu tą padarysim, turėsim x kvadratu minus 2 kvadratu kart x kvadratu plus 2 kvadratu lygu 0. Ne? Tada šita lygybė, jinai yra ekvivalenti, rašau žemyn apačioje. Čia dar kartą kvadratų skirtumą panaudosiu. Tai būtų x minus 2 kart x plus 2, o čia yra perrašau tik tai suskaičiavęs x kvadratu plus 4 lygu 0. Tai čia labai geras lygties pavidalas, jisai reiškia, kad x minus 2 lygu 0, arba x plus 2 lygu 0, arba x kvadratu plus 4 lygu 0. Tai iš čia gaunasi, kad x yra 2, čia x yra minus 2, o čia x kvadratu lygu minus 4, tai reiškia, tokia lygtis sprendinių neturi, dėl to, kad x kvadratas pats iš savęs visada daugiau arba lygu už 0, tai tikrai niekada nebus minus 4. Tai čia buvo, sakykime, toks griežtesnis parodymas, kodėl tik tai 2 sprendiniai. Bet, ištraukus šaknį ir parašius plus minus gautumėm tą patį, bet labiau turbūt įtikint galėtų toksai sprendimas. Ja. Nesvarbu žodžiu, tai atsakymas tik 2 sprendinius. Ok. Taip. Judam toliau, numeris 16. Duoti vektoriai A ir B, nustatykit kampo tarp vektorių A ir B didumo laipsniais. Ok.
Ok. Dinozauriukas sako, kad man reikia save pakelti, nes nelabai matosi. Rimtai. O ar matosi viskas pilnai, ką rašau, ar aš ant savęs tada pradėjau rašyti jau? Jo, žinokit, būtų dabar techniškai sudėtinga. Aš bent jau per telefoną esu pasijungęs, kad chatą matyčiau. Ir aš ten kampe esu. Nežinau. Aš galiu šiaip išsities, tiesiog sėdėt, gal tada geriau matysiuosi. Jo. Nu va. Jo, čia, nežinau, gali priklausyti nuo to device'o, per kurį žiūrit, ar telefonas, ar kompiuteris, ar dar kažkas. Bandykim. Jau būtų labai sudėtinga man dabar pakeisti, tą reiktų ten per nustatymus ir galimai sugadinčiau viską. Gerai, tai kaip apie tą kampą tarp vektorių. Šiaip, čia mano atvaizdas nesvarbiausia, svarbiausia uždaviniai šitie sprendimai ir gera atmosfera, ar ne? Jo. Gerai bus, gerai, svarbu dinozauriukui gerai, tai gerai. Ok, jo, velnias pastebi, kad, pasakiau žodžiu bent jau, ten gavus x kvadratu lygu minus 4 ir sprendinių nebuvo, jau ten įsijaučiau labai daug užrašiau, tai turėsiu omeny. Gerai, tai kaip dėl to kampo tarp vektorių? Tai kampą tarp vektorių visada galima skaičiuoti per skaliarinę sandaugą, prisimenant, kad kosinusas kampo tarp vektorių, aš tą kampą pažymėsiu alfa, sakykime, yra lygu skaliarinė sandauga vektorių padalinta iš tų vektorių ilgių sandaugos. Jo, šitai. Bet dar greičiau šitam uždavinį mes galim pastebėti, kad ta skaliarinė sandauga a kart b, jinai yra kas? 3 kart 2 plus minus 1,5 kart 4 ir tai yra 0. Tai jeigu vektorių skaliarinė sandauga lygi 0, tai taip gali būti tik tai vienu atveju, kada tie vektoriai sudaro statų kampą, kitaip sakant, tarp jų yra kampas 90 laipsnių. Tokiu atveju tas kosinusas būtų lygus 0 ir tada tai būtų, kai alfa 90 laipsnių. Tai atsakymas turėtų būti šitas šiandien. Jo, turbūt taip. Tai tų vektorių ilgių čia net nėra prasmės tada ir skaičiuoti. Gerai. Judam toliau. 17. Taip, čionais turim nustatyti, kam lygus x, kam lygu y, yra, čia tokie kaip variantai, mes turėtumėm nutemti teisingus atsakymus į jų vietą. Tai, tas uždavinys yra apie vienetinį apskritimą ir apie trigonometriją. Tai taško m didysis x koordinatė, tai yra kosinusas nuo kampo 240 laipsnių. Čia tiesiog iš apibrėžimo ateina tai, kas yra kosinusas vienetiniam apskritime. Tai šiuo atveju x yra kosinusas nuo 240 laipsnių, o y yra sinusas, žinoma. Jo, norėjau sakyti tangentas kažkodėl, bet tikrai ne, sinusas 240 laipsnių. Jo, tai belieka paskaičiuoti, nežinau, pabandykim skaičiuotuvą pasižiūrėti. Štai turim skaičiuotuvą, kosinusas, taip, pasirenkam laipsnius. Čionais, deg laipsniai, laipsniai 240, kosinusas minus 0,5. Jo, tai minus 0,5 yra minus 1/2. Ir tada, jeigu pabandytumėm panaudoti čia skaičiuotuvą sinusui, sinusas nuo 240 laipsnių, gautumėm tokį atsakymą. Tai iš esmės čia yra suapvalintas kažkuris iš atsakymų. Jis yra neigiamas, kuris čia būtų? Jeigu mes pabandytumėm įvesti patys iš naujo, sakykime, minus šaknis iš 3 padalinta iš 2
mestų tą patį atsakymą. Tai iš esmės net pažįstam tada tokiu būdu, jeigu skaičiuotuvas toks ribotas arba aš nemoku tiesiog juo naudotis, tai čia yra minus šaknis iš 3 padalinta iš 2. Ir viskas. Na, tai tada nesuklyskim čia ir sukilnokim teisingus atsakymus. Tai x yra toks, y yra toks. Štai. Ir uždavinys išspręstas turėtų būt, tai aš tada viską čia trinu ir judam prie numeris 18. Gerai, nustatykit, kam lygus penktadalis tokio skaičiaus. Štai. Nežinau, jeigu turit pasiūlymų, koks čia turėtų būti teisingas atsakymas, galit parašyti, nežinau, čia turbūt reikėtų skaičiuoti. Penktadalis to skaičiaus. Tai jeigu penktadalis, tai yra 1/5. Ne, 1/5 to skaičiaus. Tai užsirašykim visą tai. Jo, bet tai, ką užrašiau, yra lygu kažkam iš tų 4 variantų apačioje. Tai akivaizdžiai čia nesimato. Tai padarykim keletą triukų. Triukai tai yra laipsnių savybės. 25, be jokios abejonės, yra 5 kvadratu. Čia 25. Tada pagal kitą laipsnių savybę, galim vienetą atskirai kelti 25 ir 5 kvadratu 25. Tai jeigu 5 kvadratu keliam 25, laipsniai tie susidaugintų ir būtų 5 50. Taip, vienetas, aišku, išlieka vienetu čia. Tada pagal laipsnių savybės, sudauginant vardiklius, laipsniai susidėtų. Čia yra pirmasis laipsnis, tai būtų 5 51. Deja, tokio atsakymo nėra. Bet yra kitoks atsakymas, kitaip užrašytas. Tai parodysiu, kaip galima pritempti kito atsakymo. Tai 51 tai yra 3x17. Va čia toks genialus pastebėjimas. 51 yra 3x17, jeigu nesuklydau. Lygu. Rašau čia. Ir tada galim pasirašyti taip. 1 padalinta, vėl laipsnių savybės naudoju, 5/3 17. 5/3 savo ruoštų yra 125, o 17 išlieka. Ir tada tą 17 mes galim iškelti iš viso čionais. Tai va, reikia tiesiog patogiai jaustis tom laipsnių savybėm. Ir tada galim pritempti iki šito atsakymo. Štai taip, nežinau, kaip jūs jaučiatės, ar dar nepalūžot, maždaug didesnę pusę užsprendėm, nors dabar yra lengvesni uždaviniai, turbūt tai dar čia bus ką veikti. Bet kol kas neblogai judam, atrodo. Tai gerai. Numeris 19. Siaubingas uždavinys man šiuo metu, nes reikia tada sąlygą turbūt čia kažkaip paskaityti. Žodžiu, 20 amžiaus viduryje buvo pasiūlytas metodas, pagal kurį galima nustatyti organinės kilmės archeologinių radinių amžių remintis juose esančios radioaktyviosios anglies kiekiu. Šį metodą nusako štai tokia formulė, kur A nuo P yra radinio amžius metais, o P yra radinyje likusios radioaktyviosios anglies kiekis procentais. Tyriant kalnuose rastos mumijos plaukų mėginį, buvo nustatyta, kad juose išlikę 52 procentai radioaktyviosios anglies. Nustatykit rastos mumijos amžių metais. Vienetų tikslumu. Tai uždavinys yra daug lengvesnis negu perskaityti jo sąlygą šiuo atveju. Tai viskas, ką reikia padaryti, tai pritaikyti šiuo atveju šitą formulę. Jeigu mums reikia to radinio amžiaus, mumijos šiuo atveju, ir P yra procentai, tai čia tiesiog A nuo 52 reikia paskaičiuoti. A nuo 52 ir tai yra ln, taip vadinamas natūralusis logaritmas. Galima kelt klausimą, kuo jis jau toks natūralus, bet palikim tai kitam kartui. Čia tada 3 nuliai. Sunkiausia vieta yra nesuklysti, kiek nulių yra po kablelio. Jeigu man nesidvejina, tai 3,
1, 2, 1. Jo. Nu ir tada aš pabandysiu įdarbinti čia legendinį skaičiuotuvą. Ir bandau rašyti ln. Atsidarysiu gal skliaustus dėl viso pikto. 52 šimtosios. Uždarau. Tada padalinta iš. Žinot, kaip aš padarysiu? Aš nerašysiu to minuso dėl viso pikto. Nors parašykim, bet aš tada skliaustus čia atsidarysiu ir gal tada viskas suveiks. 0,000, 1, 2, 1. Uždarom. Lygu. Štai. 5, 4, 0, 4 ir po kablelio 3, 5. Tai kadangi prašo parašyti atsakymą vienetų tikslumu, tai čionai apytiksliai 5, 4, 0, 4 metų mūsų mumijai. Štai kaip viskas paprasta. 5, 4, 0, 4 ir viskas. Viskas. Jo. Gerai, nežinau, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, komentarų, pasiūlymų, galit parašyti, jeigu ne, judam toliau. Užfiksuojam tą atsakymą ir numeris 20. Kažkas pafollowino. Ačiū labai, ačiū labai. Labai malonu. Labai seniai dariau streamą, tai pamiršau, koks garsas yra pafollowinimo, tai smagu. Nustatykit funkcijos apibrėžimo sritį. Nustatykim tą apibrėžimo sritį, jeigu prašo. Tai čionais yra kvadratinė šaknis, yra logaritmas, tai iš esmės mes turim užtikrinti du dalykus. Turim užtikrinti, kad logaritmas turėtų prasmę ir kad tai, iš ko yra traukiama kvadratinė šaknis, irgi turėtų prasmę. Kažkaip keistai pasakiau, bet norėjau pasakyti tiesiog, galėtumėm traukti tą kvadratinę šaknį, kad nebūtų jinai traukiama iš neigiamo skaičiaus. Taip gal reiktų sakyti. Tai tam, kad logaritmas turėtų prasmę, turėtų būti x plus 4 griežtai daugiau už 0. Tam, kad galėtumėm ištraukti šaknį, tai kas yra po šaknyje, šiuo atveju visas tas logaritmas, tas dalykas turėtų būti daugiau arba lygu 0. Tai iš esmės tokia dviejų reikalavimų sistema. Tai, čia yra logaritminė nelygybė. Ta logaritminė nelygybė aš atskirai užrašysiu, kaip čia galima spręsti ir, neperrašinėsiu jos pilnai. Turiu omeny, kad vietoj 0 iš karto dešiniai pusiai pasirašykim tą 0 per logaritmą. Tai būtų logaritmas, čia 1/3. Reiks sugalvoti, kokį skaičių parašyti čionais, kad būtų vis dar 0 kaip čia yra, ar ne? Tai čia turėtų būti vienetas, nes 1/3 keliant 0 laipsnių yra vienetas. Dabar, kadangi čia yra 1/3, labai panašiai kaip turėjom reikalų su rodikliniam nelygybėm, nelygybė, permetant ant logaritmo argumentų, turėtų apsisukti kitą pusę vėlgi. Nes logaritmo pagrindas yra tarp 0 ir vieneto. Tai tokiais atvejais apsisuka nelygybė į kitą pusę ir gaunam štai taip. Jo, tai nesunku čia paskaičiuoti, x mažiau arba lygu 1 minus 4, berods minus 3. Ne, berods minus 3. Jo, tai ta sistema, iš esmės yra tokia, x daugiau už minus 4, bet x mažiau arba lygu už minus 3. Jo, ir čia netgi, sakyčiau, palengvinimui matom skliaustą, bet vienas yra paprastas skliaustas, kitas laužtinis. Tai turbūt nesuklydom čia niekur, tai x yra daugiau už minus 4, rašau čia tada, bet mažiau arba lygu už minus 3. Jo. Ir visas uždavinys. Štai, nežinau, vėlgi, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, visada galite juos pasakyti. Kol kas judam toliau turbūt. Jeigu reikės atsukti, galėsim atsisukti. Yra žinoma, kad yra taip, ir kai yra taip, turim apskaičiuoti šitą dalyką. Ir turim įrašyti atsakymą. Gerai,
Tai skaičiuokim tada tai, ką reikia apskaičiuoti. Logaritmas pagrindas b nuo ab. Tai pirmas dalykas, kas čia gali kristi akis, kad tai, ką mes turim paskaičiuoti, tas logaritmas, jo pagrindas, tas mažasis skaičiukas, šiuo atveju raidė b, nesutampa su šito logaritmo pagrindu. Tokiu atveju egzamino formulyne turėtų būti logaritmo pagrindo keitimo formulė, pagal kurią galėtumėm iš šito logaritmo pasigaminti tokį, kur pagrindas būtų a. Jeigu dar tiksliau, gausim du logaritmus su pagrindu tokiu atveju a, tai čia būtų log a, čia irgi būtų log a, tai yra mūsų pasirinktas pagrindas, ir tada pagal tą formulę pagrindo keitimo čia ateitų tas ab, tai kas yra čia, o čia ateitų b, tai kas yra čia. Jo. Tada skaitiklyje, tai yra tas pats kaip tai, kas mums duota, ne, tai čia yra 2/3, o vardiklyje, bent jau aš daryčiau tokį triuką. Nežinau, gal ir yra kitų būdų, bet aš daryčiau čia tokį triuką. Jo, man šitas uždavinys šiaip visai patinka iš tikrųjų. Vietoj b pasirašykim a kart b padalinta iš a. Ne? Mes a galim čia suprastinti ir grįžti prie b. Ne? Tai aš nieko nepakeičiu. Čia vis dar yra b, bet jeigu aš taip pasirašau, tai tada vardiklyje galim pritaikyti dar vieną logaritmų savybę, pagal kurią tada tas logaritmas skyla į logaritmų skirtumą, kur čia yra ab minus logaritmas, čia yra tada jau a. Štai. Ir kodėl tai yra visai neblogai? Dėl to, kad vardiklyje tada gaunasi kas? Čia vėl yra mūsų turimas logaritmas, kuris yra 2/3, o šitas logaritmas pasiskaičiuoja lengvai. Kokiu laipsniu kelti a, kad būtų a, žinoma, pirmoji. Štai. Ir tada turim 2/3 padalinta iš minus 1/3, čia sunkiausia vieta, nesuklyskim, tai būtų 2/3 kart apsiverčia minus 3/1. Iš esmės, trejetai susiprastina, minusas lieka, tai minus 2. Ne? Minus 2. Ir jo, ir tiek, ar ne, tai užfiksuokim atsakymą. Minus 2. Ir jo, judam toliau turbūt, nežinau, jeigu dar yra gyvų, galit parašyti, kaip jaučiatės. Jo. Ir man berods dinozauriukas sakė, kad pasunkėt jau turėtų, jeigu aš neklystu, kažkur apie 20 ar panašiai klausimą. Jo, tai jau čia buvo ką veikti šitam 21. Žiūrėkim toliau, vektoriai. Vektoriai. Paveiksle pavaizduotas trikampis ABC, taškai M ir N yra atitinkamai kraštinio B arba C vidurio taškai ir vektorius MN išreikštas tokiu būdu, tiksliau čia mums reikės išreikšti tokiu būdu ir sužinoti, kam lygu K ir C, kad paskaičiuotumėm K plus C. Kol kas žinom tik tai, kad K ir C yra kažkokie realiai skaičiai, su kuriais teisinga ta lygybė. Hydrate, vėl nesako. Nu gerai, aš turiu arbatos, pasiruošiau prieš streamą. Tai į sveikatą visiems, gaila neturiu legendinio puodelio, bet turiu labai didelį puodelį, kas man tinka šiandien. Ok. Taip, pamečiau rašiklį. Nu gerai, tai apie ką čia tas uždavinys? Galim pabandyti vektorių MN kažkaip išreikšti per tuos vektorius BC ir BA. Dažnai būna uždaviniuose kažkaip pažymėti tie vektoriai, ten vienas koks A raidė, kitas B raidė, šiuo atveju taip nėra. Tai aš pradėčiau nuo trikampio taisyklės ir šiuo atveju pritaikyčiau atimtį. Šiaip nemėgstu užtaikyti asmeniškai atimties, visada einu per sudėtį, bet šiuo atveju prisiminkim, kaip veikia atimtis. Jeigu mes iš vektoriaus BN atimtumėm vektorių BM, tai pagal vektorių atimties trikampio taisyklę, tai būtų lygu būtent MN. Jo. Tada vektorius BN, jisai stipriai susijęs su vektorium BC. Kadangi N yra vidurio taškas atkarpos BC,
Nu, tai vektorius bn yra tiesiog dvigubai trumpesnis. Tai tam, kad mes išlygintumėm jų ilgius, galim parašyti taip. 1/2 bc, ne, tai yra lygiai tas pats, kas bn vektorius. Tada minus ir bm vektorius yra tas pats kaip 1/2 ba. Ne? Pagal tą pačią logiką. Nu ir matom iš karto tada, vat šitas skaičius yra k, šitas skaičius be minuso, nes minusas jau yra čionais, yra c. Nu tai k plus c tada yra 1/2 plus 1/2, kas yra 1 ir galim rašyti atsakymą. 1. Super, gerai, išsprendėm šitą, atrodo bent jau taip. Kaip jau minėjau, tikrai galiu kažkur kažką pamest, tai visko gali nutikti, bet kol kas sprendžiam. Nustatykim, kurie teiginiai apie šitą funkciją yra teisingi ir pažymėkit 2 teisingus atsakymus. Nu gerai, tai atsakymai visai įdomus šiandien. Nežinau, klausimus jums, gal žinot bent vieną, kuris čia būtų teisingas. Jeigu žinot, galit parašyti komentarus ir, aš įvertinsiu tada jų teisingumą. Jo, čia kai kurių net nesinorėtų tikrinti iš tikrųjų. Kažkaip norėtųsi iškart prie teisingų čia judėti. Pavyzdžiui, šitas iš principo negali būti teisingas dėl to, kad vietoj x mes negalim į logaritmą statytis 0, nes pažeisim logaritmo apibrėžimo sritį kaip funkcijos. Tai šitas tikrai neteisingas yra, kaip pavyzdys. Jeigu prisimenam, kaip atrodo tokios funkcijos grafikas, tai galėtumėm iš karto pasakyti tada, kad šitas yra teisingas. Šitas būtų tokiu atveju teisingas, nes, pabandysiu nubrėžti greitai, logaritmo funkcija atrodo maždaug taip. Ir čionais yra vienetas. Tai kai x yra tarp 0 ir vieneto, čionais, logaritmo grafikas yra žemiau x ašies. Taip sakant, funkcijos reikšmės tokiu atveju yra neigiamos, mažiau už 0. Tai reiškia, tai yra teisingas atsakymas, tas antrasis, bet yra dar vienas teisingas. Ir per daug čia netemdamas galiu pagarsinti kitą teisingą atsakymą, tai panašu turėtų būti šitas. Panašu turėtų būti šitas. Iš kur aš tą žinau, galim patikrinti, ar ne? Vat f nuo e kart x, tai būtų ln nuo e kart x. Tada pagal logaritmų savybę galim pasirašyti taip, per sumą išsiskaidyti. Šitas yra lygus vienetui, tai gaunam 1 plus ln x, arba kitaip sakant, 1 plus funkcija f nuo x. Mes grįžtam vėl prie tos išraiškos. Tai, šitą nesunku patikrinti. Jeigu kitus bandytumėm tikrinti, nesigautų. Tai vadinasi, galim žymėti teisingus atsakymus. Tai sakėm, kad šitas yra teisingas ir šitas. Gerai. Kol kas ok. Aš labai tikiuosi suspėsim į duotą laiką. Viršui parašyta dar 1:07 minutės. Bandykim. Taip, duota funkcija. Ir žinoma, kad taip, apskaičiuokit f nuo -2. Šitas irgi smagesnis toks uždavinys, nes reikia tokio truputį supratimo šiek tiek apie funkcijas. Tai jeigu mes norim paskaičiuoti f nuo -2, tai mes negalim x čia tiesiog -2 įsistatyti, nes argumentas tada bus -1 šiandien. Tai čia reikėtų taip sugudrauti. Jeigu mes norim panaudoti šitą, tai vietoj x mums turbūt reiktų čia tada -3 paimti, nes tokiu atveju čia bus -2. Tai vat jeigu vietoj x parašom -3, turim tokį užrašą ir tada vietoj x visur galim susistatyti tą -3. Tai tą ir padarykim. Nebūtų taip, -4 kart -3 plus 9.
gaunasi šitaip ir belieka suskaičiuoti. Čia galim arba skaičiuotuvai darbint, arba pabandykim patys. Minus 27 plus 12 plus 9. Kiek čia tada yra? Minus 27 plus 21, jeigu nesuklydau, berods minus 6. Berods minus 6. Na. Štai taip. Gerai. Visą kitą ištrinkim, fiksuokim atsakymą ir judėkim prie numeris 25. Irgi įdomiai atrodantis uždavinys. Reikia nustatyti funkcijų lyginumą, šiuo atveju surasti nelyginės funkcijas, jų yra 2 iš duotų 5. Jeigu dar yra kas nors su manim, gal matot, kur yra tos nelyginės funkcijos, arba bent vieną kurią nors. Na, čia tie pamatiniai faktai yra turbūt tokie, kad sinusas pats iš savęs yra nelyginė funkcija, sinusas nuo minus x yra minus sinus x, o kosinusas yra lyginė funkcija. Ne, tas minusas pradingsta. Šitai. Štai turim komentarą. H sako. Žinokit, H, sakyčiau, čia būtų lyginė iš tikrųjų funkcija, nes jeigu jūs žiūrėtumėt H nuo minus x, gautumėt kosinusą, tada čia būtų minus x, keliam trečiuoju, ir tai būtų tada, na, pasinaudojam šituo ir parašom, kad tai yra tada kosinus x jau be minuso trečiuoju, ir tai yra tas pats, kas H nuo x. Tai H yra lyginė funkcija, ne? Nelyginė. Tai va. Na, jeigu tikrintumėm šitą variantą, ko gero irgi gautumėm, kad funkcija yra lyginė, nes minusas pradingtų vėl. Jeigu tikrintumėm antrą variantą, kas būtų tada? Būtų m nuo minus x lygu sinusas nuo sinuso nuo minus x. Tada pasinaudojam čia viduj sinuso nelyginumu, ne kad minusą galim išsikelti, tai būtų sinusas nuo minus sinus x, ir dar kartą pasinaudojam tuo, kad sinusas dabar tas išorinis irgi yra nelyginė funkcija, ir dar kartą minusą iškeliam. Štai taip. Ir ką mes gavom, tai yra minus m nuo x. Ne, tai yra minus m nuo x, kitaip sakant, tai yra nelyginė funkcija. Va. Nu ir jeigu tikrintumėm šitą, sekantį f nuo minus x būtų kubinė šaknis iš sinuso nuo minus x, vėl pagal tą pačią logiką, vėl naudojamės tuo, kad sinusas nelyginė funkcija, iškeliam minusą čia. Na ir kadangi čia yra kubinė šaknis, tai tą minusą realiai mes galime išsikelti priekį irgi. Arba būtų galima čia per 2 šaknų sandaugą parašyti kubinių, bet nu realiai tą minusą galime iškelti, bet būtent todėl, kad šaknies laipsnis yra 3, tai yra kubinė šaknis. Jeigu būtų kvadratinė, tai na, tada nedarytumėm tokių dalykų. Bet dabar, kadangi kubinė šaknis, jokių problemų, tai turėtų būti teisinga lygybė. Ir tokiu atveju tai yra minus f nuo x, vadinasi, turim dar vieną nelyginę funkciją, minusas iššoko į priekį. Tai pasirinkam šitą ir judam toliau. Paskutinis variantas g nuo x būtų panašu vėl lyginė funkcija. Gerai, pasirinkom variantus ir judam toliau. Numeris 26. Pertvarkykite reiškinį ir pažymėkite teisingą atsakymą. Nu gerai, padarykim tada tai, ko prašo. Taip, čia yra 6 laipsnio šaknis iš x dešimtojų. Tai kaip aš bent jau daryčiau čia, tai rašyčiau taip, 6 laipsnio šaknis išsiskaidom tą x dešimtojų į x šeštojų ir x ketvirtojų. Tada jo, čia yra, na, x6 ir x4 yra teigiami, tai čia jokių problemų nebūtų mums atskirti šitoje vietoje. Parašyti
taip, x4, tada čianais, jeigu šitie laipsniai sutampa, šaknies laipsnis ir x laipsnis, tai galim jų nerašyti, bet būtina parašyti modulį tada yra. Ir taip yra dėl to, kad jeigu neparašytumėm modulį, tiesiog x rašytumėm, tai nebūtų tas pats tuo atveju, jeigu x būtų neigiamas, kas pilnai gali būti. Tai tam, kad tos problemos neliktų, privalo būti modulis. Vat šitą mes pakeičiam į modulis x. O čia dar galim tada pasinaudoti tuo, kad 6 iš esmės yra 2 kart 3, arba 3 kart 2. Ir čia galiu taip atskirti x kvadratu ir kvadratu. Ir tada tuos antruosius laipsnius irgi galim pašalinti. Ir lieka mums tada modulis x kart čia 3, čia x kvadratu. Jo. Ir vadinasi atsakymas šitas. Čia taikiau šaknų savybių nemažai. Va šitas uždavinys apie šaknų savybės. Gerai. Taip, judėkim toliau. 26 išsprendėm, atrodo. Toliau numeris 27 ir toks uždavinys paveiksle pavaizduotas funkcijos f nuo x grafiko eskizas. Nustatykit, su kuria m reikšme tokia lygtis turės lygiai 3 sprendinius ir pažymėkite teisingą atsakymą. Tai pasitaikydavo anksčiau egzaminuose tokių uždavinių. Iš esmės čia reikėtų grafiškai pasižiūrėti visą tai. Tai kas yra čianais? Čia yra modulis f nuo x. Vat ant funkcijos f nuo x išraiškos uždėtas modulis. Tai būtų gerai pagalvoti, kaip atrodo grafikas. Y lygu modulis f nuo x. Tai kadangi mes turim f nuo x grafiką, tai uždėjus modulį, kas nutinka? Tai kas yra virš x ašies, niekaip nepasikeičia, nes tai yra teigiamos funkcijos reikšmės, modulis nedaro jom jokios įtakos, bet tai, kas yra po x ašim, turėtų simetriškai pasikelt virš x ašies jau uždėjus modulį. Tai aš pabandysiu tą nupiešti, maždaug taip, viena šaka, maždaug taip, kita šaka. Jo, tai tai, ką aš čia dabar nupiešiu, yra grafikas y lygu modulis f nuo x. Šitai. Dabar m, vietoj m turi būti kažkoks skaičius šiandien, ar ne? Ir 4 variantai yra. Tai yra tik vienintelis toksai m, su kuriuo mes turėsim 3 sprendinius. Kitaip sakant, jeigu mes nubrėžtumėm tiesę ten y lygu kažkokiam skaičiui, mes turim gauti 3 susikirtimo taškus. Ką aš bandau sakyti, jeigu mes norim brėžti šiandien kažkokią horizontalią tiesę ir gauti 3 susikirtimo taškus su tuo raudonu grafiku, tai yra vienintelis tik variantas, kur mes čia galim tą gauti, tai turėtų tai eiti per šitą viršūnę, nes čia bus vienintelė situacija, kur horizontali tiesė kerta tą raudoną grafiką trijose taškuose. Vienas būtų čia, kitas būtų čia per viršūnę, kitas būtų čia. Visur kitur, jeigu būtų aukščiau, būtų 2 sprendiniai, jeigu būtų žemiau, būtų 4 sprendiniai, nebent m būtų 0, tada būtų 2 sprendiniai. Bet kad būtų 3 sprendiniai, panašu yra toks vienas atvejis. Tai kitaip sakant, kas čia mums yra svarbu? Mums yra svarbu šitos mėlynos parabolės viršūnės y koordinatė. Jeigu mes ją žinosim, tai žinosim, kam lygu m tada iš karto. Kaip dabar surasti viršūnę? Tai iš tikrųjų parabolės tos f viršūnė matosi iš jau tos išraiškos, kaip yra parašyta. Į šitą dalyką galima žiūrėti kaip į tokią atskirą formą užrašyti kvadratiniai funkcijai, iš kurios matosi iš karto viršūnė. Jeigu norit, gali čia pasikelt kvadratu, sutraukti panašiuosius narius ir tada pritaikyti x viršūnės formulę, pavyzdžiui, šitą dalyką, bet iš tikrųjų viršūnė jau iš tokios formos jinai matosi. Viršūnė yra ten, kur x yra 3. Ten, kur yra 3. Pagal šitą būdą irgi gautume tą patį. Tai x viršūnė šiandien gautųsi 3.
Ir tada, svarbiausia nepasirinkti atsakymo, dar m lygų 3, dėl to, kad, kaip užsiminiau, čia reikėtų y viršūnės, kokiam aukštyje ta viršūnė yra. Tai y viršūnės, tai tiesiog, įsistatykim x viršūnės koordinatę į funkciją, tai f nuo 3. Ir jeigu mes tą padarysim, bus -2, čia 3 minus 3 kvadratu, užsinulina plus 5 ir tai yra 5. Tai vadinasi, jeigu čia būtų tiesa y lygų 5, tai vaizdas būtų štai toks. Ir jeigu čia vietoj m būtų 5, šita lygtis tuomet turėtų lygiai 3 sprendinius. Štai. Papasakojau. Nežinau, kiek suprantamai, bet tikiuosi maždaug tas vaizdas aiškus. Ir galim judėti toliau tikriausiai. Jo. Gerai, taip, užfiksuojam atsakymą ir 28. 28. Geometrinės progresijos pirmasis narys duotas skirtumas sumų, kur Sn yra pirmųjų n narių suma ir turim apskaičiuoti geometrinės progresijos vardiklį. Jo, tai šitame uždavinėje reikėtų padaryti pastebėjimą. Tai jeigu mes iš pirmųjų 6 narių sumos atimam pirmųjų 5 narių sumą, tai ką mes gaunam? Gaunam 6 narį. Nes S6 yra pirmas narys, antras narys, trečias, ketvirtas, penktas ir 6. S5 būtų pirmas narys plus antras, plus trečias, plus ketvirtas, plus penktas. Jeigu mes iš S6 atimam S5, tai atsiema visi nariai išskyrus šitas. Tai kitaip sakant, B6 mes jau iš karto turim 6 narį, nes tai yra S6 minus S5, kas yra 96. Tai čia toks pastebėjimas. Ir jeigu turim 6 narį, turim 1 narį, tai visada vardiklį galėsim surasti iš geometrinės progresijos bendrojo nario formulės, kuri atrodo taip. Bn lygų pirmas narys kart vardiklis, kurio ieškom, pakelta n-1. Tai mūsų atveju mes turim B6, tai būtų 96 lygų, pirmas narys 3, vardiklio nežinom, vietoj n tada 6 būtų, tai 6 minus 1, 5. Šitai. Padalinam iš 3 abi pusės, gaunam, kad vardiklis 5 yra 32 berods. Ir tada, ištraukus 5 laipsnio šaknį, gautumėm, kad tai yra 2. Jo. Viskas. Atsakymas 2. Gerai. Taip, 28 tada susitvarkėm. 29. Paveiksle pavaizduotas funkcijos f nuo x grafiko fragmentas. Yra žinoma, kad didžiausia reikšmė lygia 4 funkcija įgyja taške x lygų 3. Nustatykit a ir b reikšmės. Gerai, nustatykim tas reikšmės. Gerai, tai yra pasakyta, kad kai x 3, funkcija įgyja savo didžiausią reikšmę, kuri yra 4 šiuo atveju. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu turėtumėm didžiausią tos funkcijos reikšmę 4, tai mes ją galėtumėm įgyti tada, kai x yra 3. Tai vietoj f nuo x rašau 4, vietoj x rašau 3. Visą kitą perrašau. Ir kadangi pasakyta, jog 4 yra didžiausia reikšmė, tai didžiausia reikšmė, kada jinai čia įmanoma? Kadangi čia yra 5 teigiamas skaičius, tai didžiausia reikšmė yra galima tik tokiu atveju, jeigu sinusas įgys savo didžiausią reikšmę. Ir sinusas, jisai gali būti tarp minus vieneto ir vieneto. Tai didžiausia reikšmė sinuso čia būtų vienetas. Ir tokiu atveju, tada ta funkcija įgytų savo didžiausią reikšmę. Jeigu čia būtų koks nors minus 5, pavyzdžiui, tai tada čia reikėtų žiūrėti, kada sinusas lygus minus vienetui turbūt. Bet kadangi čia teigiamas 5, tai vienetas, o ten plus a, bus kažkoks dar skaičius. Ir iš tokio pastebėjimo iš karto turim, kad 4 lygų
5 kart 1 plus a, nu tai iš karto gaunam a. Ar ne? A būtų minus 1. Ir pusę uždavinio jau išsprendėm. A minus 1 tas. Jo. Nu ir tada iš kažkur tą b dar turim paimti. Iš kažkur b turim paimti. Tai vėlgi, iš to, kad sinusas, jo, čionais yra lygus vienetui, vat būtent kai čia 4, šita funkcija įgyja savo didžiausią reikšmę. Tai ką mes galim prisiminti? Mes galim atsispirti nuo to fakto, kad jeigu mes turėtumėm paprasto sinuso grafiką, ar ne, bet jeigu funkcija būtų g nuo x lygu sinus x. Nu tai kada sinusas įgyja savo didžiausią reikšmę, na, įgyja su be galo daug taškų, bet pirmasis teigiamas, mažiausias teigiamas x, su kuriuo sinusas įgyja savo didžiausią reikšmę, būtų pi iš 2. G nuo pi iš 2 būtų sinusas nuo pi iš 2, kas būtų vienetas. Nu va, tai kadangi čia iš esmės yra padaryta keletas transformacijų su sinuso funkcija, yra pakeistas periodas, čia suspaudimas arba ištempimas, tada, jo, čia per x ašį būtų turbūt suspausta arba ištempta, tada padauginta iš 5, tai per y ašį ištempta ir plus a dar būtų pakelta į viršų arba pastumta į apačią. Nu, šiuo atveju minus 1, tai tas grafikas važiuotų žemyn per vienetą. Jo, ką aš bandau pasakyti, kad kadangi čia yra pirmasis tas taškas 3, su kuriuo mūsų funkcija įgyja savo didžiausią reikšmę, nu tai turėtų būti tada, kai šitas dalykas būtų būtent pi iš 2, o ne kažkoks kitoks kampas. Jo, tai padarius tokią įžvalgą, kad tai, kas yra čionais, tas pi iš b kart 3 yra pi iš 2, turėtų būti, nes jo, čia nuo 0 žiūrint, pirmas, tas didžiausias taškas, tai jo, čia turėtų būti tada panašu kaip pi iš 2 ir tokiu atveju mes tą b galim iš čia išsiskaičiuoti. Jo, galima kitaip samprotauti, galima galvoti apie šitos funkcijos periodą, jisai ko gero būtų 12 ir tada samprotauti pagal periodą, gal net galėsiu pabandyti parodyti. Jo, tai iš čionais tada, kaip būtų, čia galim, jo, išsireikšti tiesiog b, tai tarkim padalinsiu iš 3, tada pi padalinta iš b būtų pi iš 6. Na ir jo, čionais iš čia išsiskaičiavus gautumėm, kad tas b yra 6. Jo. Nu va, tai a gaunasi toks, b gaunasi toksai. Jo. Jo, tai iš esmės galima čia rašyti atsakymą. Taip, galvoju, ar leistis čia man dabar į tos samprotavimus apie periodą. Jo, nes iš esmės iš tos funkcijos mažiausias teigiamas periodas turėtų būti tai lygu 2pi padalinta iš to, kas yra čionais. Tai būtų pi padalinta iš b. Panašu, kad taip. Jo, taip. Ir tokiu atveju, ką mes galim pastebėti? Realiai mūsų funkcijoje, jeigu čia yra 3, ir jeigu, jo, čia to plus a turbūt nebūtų, jo, tai periodą galėtumėm identifikuoti, jisai čia panašu 12 turėtų tokiu atveju būti, kol pradeda kartotis. Ne, nuo čionai, x prasideda nuo 0 ir iki šitos vietos, atsiprašau, ne šitos vietos, šitos vietos iki čia. Panašu turėtumėm 12 tokiu atveju. Ir tada mūsų atveju tas periodas mažiausias teigiamas būtų 12. Ir ar gaučiau aš iš šiandien tą patį dabar. Jo, čia tada turim 2pi kart šitoks lygu 12. Pi išsiprastina, gaunasi 2b lygu 12 arba lygu 6. Nu, kažkaip kitaip, nežinau, gal jūs matote dar paprastesnių sprendimų, gal aš čia truputį užsivėliau su iš to. Bet, kad ir kaip bandžiau spręsti, visais atvejais gavau 6. Tai tokį atsakymą ir parašysiu.
Taip, 29 atsakymas, tada vietoj A yra -1, vietoj B turim 6. Jo, fiksuokim šitą atsakymą, panašu, tokį ir gavom. Ir tada 30 uždavinys apie apskritimo lygtį. Super, nežinau, man patinka šitie uždaviniai, retai sutinku mokinius, kuriem patiktų tokie uždaviniai, bet čionais prašo mūsų nustatyti apskritimo, kuris apsirašo per tokią lygtį centro koordinates. Tai iš esmės galima atsispirti nuo apskritimo lygties, kuri yra štai tokia bendruoju atveju, lygu r kvadratu. Tai čia yra apskritimas, kurio centras yra su koordinatėmis x0 ir y0, o spindulys būtų r. Tai mūsų atveju mes neturim tokios išraiškos, bet mes galim pasigaminti tokią. Tai kadangi čia yra x kvadratu, čia yra 2mx, aš tuos du narius galėčiau sutraukti į štai tokį pilną kvadratą. Galėčiau rašyti x ir parašyti čia m. Apskliausti parašyti kvadratu. Kodėl aš tą darau? Dėl to, kad šitas dalykas, tada jeigu aš kelčiau kvadratu, būtų kas? Būtų x kvadratas, tada plus dviguba sandauga, kas būtų grinai va šitas dalykas, ir tada dar būtų plus m kvadratas. Tai mes neturim čia m kvadrato, tai aš atimsiu jį, kad nieks nepasikeistų. Ir va šitas dalykas, ką aš užrašiau, yra dabar x kvadratu plus 2mx ir viskas. Ir lygiai tą patį su y padarykim, su šituo nariu ir su šituo nariu. Tai analogiškai būtų plus, čia būtų tada y plus, ir čia p raidė yra, tai bus p tada. Nes vėlgi keliant kvadratu, tada būtų y kvadratu plus dviguba sandauga, kas būtų 2py ir plus p kvadratas. Ir kompensuokime tą p kvadratą, nes jo mes neturim čia. Ir visa tai lygu c. Štai taip. Tai va taip gudriai persirašom tą lygtį. Ir tada čia yra kažkokie tais kvadratai skaičiai, juos galim persikelti į kitą pusę ir iš esmės gaunam, kad mūsų lygtis yra ekvivalenti štai tokį. Susivedami tą pavidalą. Lygu, ir čia yra c kažkoks teigiamas skaičius plus m kvadratu ir plus p kvadratu. Tai čia yra kažkoks teigiamas skaičius, tai mes galėtumėm parašyti šaknis iš to skaičiaus ir pakelti kvadratu. Gal net aš galiu sau leisti taip ir parašyti. Šaknis c plus m kvadratas plus p kvadratas ir pakelta kvadratu. Jo, ir dabar turim grinai apskritimo lygtį, tą formą standartinę, ir iš jos mes matom centrą. Tik svarbu pastebėti, kad čia bendruoju atveju yra minus x0, čia minus y0. Tai pas mus, kadangi čia pliusai, tai reikėtų suprasti, kad tada galim užsirašyti taip, iš esmės, va šitaip. Ir parašysiu čia dar y minus p kvadratu ir ten lygu tai, kas parašyta čia. Jo, tai centras čia to apskritimo turėtų būti panašu su koordinatėmis minus m ir minus p. Štai taip. 30 berods toksai. Taip, tai tada nutrinu, ką čia prirašinėjau. Ir numeris 31. Ok, apie ark kosinusą. Ir daugiau čia visko yra. Nustatykit, kokias reikšmės įgyja štai toks reiškinys duotas su visomis galimomis a reikšmėmis. Ok. Jo, tai čia reikėtų tada prisiminti šiek tiek, kaip veikia ark kosinusas. Tai ark kosinusas nuo kažkokio tais a, kur a gali įgyti visas galimas reikšmes, tuomet priklauso štai tokiam intervalui, nuo 0 iki pi. Ark kosinuso kaip funkcijos reikšmių sritis yra nuo 0 iki pi, negali būti kitokių reikšmių. Tai susijęs su to, kad kosinusas visas savo reikšmės įgyja būtent tokiam intervale nuo 0 iki pi radianų.
Kažkoks įdomus komentaras. Ok, sprendžiam toliau. Jo, ir taip yra su visomis A reikšmėmis, tuomet tai galima paminėti kažkaip, kai A priklauso. Na ir į ar kosinuso funkciją mes galime įsistatyti bet kokį skaičių nuo -1 iki 1. Jo, kitokių negalime. Va, tuomet čia yra ark kosinusas padalinta iš pi. Tai ark kosinusas nuo A vis dar padalinta iš pi, tuomet priklausytų kokiam intervalui. Nu, jeigu padalintumėm iš pi, tai nulis niekaip nepasikeistų, šitas pi pataptų vienetu. Ar ne, vat galim tokią išvadą pasidaryti. Ir aš galbūt, nežinau, neperašinėsiu, bet iš esmės, kai A priklauso tam pačiam intervalui, vis dar tas galioja. Nu ir tada, jeigu mes turim 2025 pakeltą tokiu laipsniu, nu tai kam turėtų priklausyti? Mes 2025 keliam laipsniais, kurie yra iš tokio intervalo. Tai čia galima prisiminti, kaip atrodytų grafikas, ten rodiklinės funkcijos 2025 x-uoju, arba tiesiog, pastebėkim, kad mažiausia reikšmė tuomet bus, kai laipsnis bus 0, tai bus 2025 nulinių laipsnių, kas būtų vienetas, o didžiausia reikšmė būtų 2025 pirmojų laipsnių. Tai būtų štai taip. Ne? Vėlgi, kai A yra tarp -1 ir vieneto įskaitant, ar ne? Ir viskas, galim rašyti atsakymą, čia daugiau nieko nėra. Jo, tai nuo 1 iki 2025. Puiku, ir turim dar šiek tiek mažiau nei 40 minučių paskutiniam uždaviniui įveikti, tai manau spėsim ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Jo. Ok, taip, parašym atsakymą ir toliau paskutinis uždavinys. Štai taip, yra žinoma, kad tokia lygybė teisinga turėtų būti ir turim apskaičiuoti m kvadrato reikšmę. Nu gerai, tai kadangi čia yra kubai, kubinės šaknys tiksliau, tai jeigu mes norim kažkaip prie to m priartėti, nežinau, bent jau man pirma mintis yra tada abi tos lygybės pusės pasikelt trečiuoju laipsniu. Trečiuoju, nes būtent dėl to, kad kubinės šaknys yra. Ir iš karto tai mums tikrai neduos dar m kvadrato, bet nežinau, čia toks, kaip natūralus žingsnis, ką čia galima daryti, nežinau, aš daugiau nelabai ką matau čia. Jeigu jūs matot, super, aš iš karto kelčiau kubu, čia gal galima tą lygybę dar duotą kažkaip kitaip persirašyti, gal susikilnuot narius į skirtingas pusės, bet aš taip nedarysiu. Aš ką darau, iš karto kubu keliu kubu ir rašau, kas gaunasi. Tai čianai iš esmės man reikia tada formulės iš egzamino formulyno, kur yra a minus b trečiuoju. Ne, čia reikės mums a minus b trečiuoju. Jo, tai šitas dalykas yra egzamino formulyne, aš priminsiu, tai būtų a trečiuoju, tada čia berods jo, čia turėtų būti minusas 3a kvadratu b plus 3ab kvadratu ir plus b trečiuoju. Va, ir tada kairėje pusėje, va čia mes turim taikyti tą formulę. Ir tada, jeigu pirmąjį narį keliam kubu, rašom šitą, tai būtų tiesiog m plus 8, dingsta ta kubinė šaknis. Tada būtų toliau minus 3, tada būtų a kvadratas, tai a yra mūsų pirmasis narys, tai iš šitą žiūriu kaip į a, iš šitą žiūriu kaip į b. Na? Tai a kvadratas būtų, tai aš per daug čia savo nesukdamas galvos, gal parašysiu taip, perrašau narį ir pakeliu į kvadratu. Nu ir tada kart b dar yra, tai b kita šaknis kubinė. Štai taip, 3m minus 8. Nu, tikiuosi nesimala čia labai, tie laipsniai suprantamai, tikiuosi parašiau. Taip, tada plus, rašom šitą narį, šitą ką tik parašėm, 3, tada a narys yra, kurį pasižymėjom a, čia kubinė šaknis m plus 8,
kart ir tada kito nario kvadratas. Tai čia būtų kubinė šaknis m minus 8 apskliaudžiu kvadratu ir plus b trečioji. Tai vėlgi dingsta ta kubinė šaknis. Jo, palaukit, atsiprašau, padariau klaidą. Pasitaisysiu, neteisingą jums formulę parašiau. Mano klaida. Čia turėtų būti minusas. Taip, žiūriu, kažkaip čia nesueina man galai. Tai čia tada minusas ir rašom tos kubinės šaknies kubą. Kitaip sakant, dingsta ta šaknis keliant kubu. Ir kas čia yra svarbu, jeigu jau čia minusas, tai čia reikia tada atsidaryti skliaustus, nes pasikeis ženklai. Šitaip. O dešinę pusę vienetą keliant kubu čia, akivaizdžiai vienetas. Tai, atrodo, ta pradinė lygtis net galbūt buvo paprastesnė ir mes čia pasisunkinom savo gyvenimą, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų mes iš šito išpešim atsakymą, šiaip ar taip. Nesakau, kad čia vienintelis būdas spręsti, gali būti ir kitų, bet pažiūrėkim, kas nutinka čia. Aš bandysiu dabar kuo mažiau perrašinėti, tai pasakysiu, kas gaunasi čia. Čianai, kadangi minusas, tai būtų minus m plus 8, jeigu atsiskliaustume. Tada šitas m susiprastina su minus m, tada čia yra 8 ir čia yra 8, tai gaunasi 16 ir tą 16 mes galim persikelti dešinę pusę. Tai kitaip sakant, kas mums lieka? Mums lieka minus 3, dabar perrašysiu. Nepykit labai, bet reikia visgi man perrašyti. Tada čia kubinė šaknis m minus 8. Taip, čia plus 3 kubinė šaknis m plus 8. Čia vėl kvadratas, kubinė šaknis m minus 8. Ir taip, tam, kaip sakiau, kairiai pusė 16 perkeliam į kitą pusę, tai 1 minus 16 yra minus 15. Ir dabar paprastumo dėlį netgi viską galėčiau pasidalinti abi lygybės pusės iš kokių minus 3, sakykime. Jo, jeigu tą padarau, norėčiau čia galėti pakopijuoti ir įklijuoti, būtų lengviau. Bet, kadangi tokios galimybės lengvai prieinamos neturiu kol kas, tai parašinėsiu. Jo, čia kvadratas. Taip, dalinu iš 3, ar ne? Tai čia gaunasi taip, čia tada minusas. Čia tada kubas, m plus 8. Taip, perrašau šitą, m minus 8 kvadratas ir čia 5. Štai. Kodėl neblogai dabar yra tokia išraiška? Jinai yra neblogai dėl to, kad mes dabar galim išsikelt prie skliaustus. Nes tiek iš čia mes galim ištraukti kubinę šaknį kiekvieno nario. Tai būtų šitas, kart kita kubinė šaknis. Taip. Jo, čia netgi galėtumėm po vieną šaknim parašyti iš tikrųjų, po vieną kubinę šaknim, bet kol kas taip parašiau. Tada atidarau skliaustus ir iš pirmojo nario mums tada lieka čianais šita kubinė šaknis. Iš kito nario lieka kita kubinė šaknis, m minus 8. Ir dabar klausimas, ar aš nerašau taip, kad jums nesimato. Turėtų dar matytis pagal mane čianais. Jo, tai kas čia yra gerai dabar? Gerai yra tai, kad šitas mums yra duota. Va čia prisiminkim aukščiau, aš čia pripiešiau, kad nesimato jau, bet tas dalykas yra lygus vienetui. Tai va čia, kas nutiko, mes įlindom giliai į mišką ir dabar išeinam po truputį iš to miško. Gaunam, kad čia yra vienetas ir iš esmės turim tada, kad tokia sandauga yra lygų 5. Neperrašinėsiu šito. Ir tuomet perrašysiu gal kitaip. Perrašysiu čia kaip vieną kubinę šaknį, m plus 8 kart m minus 8 lygų 5. Ir tada pasikelkim dar kartą kubu. Kodėl ne? Ir turėsim tada m plus 8 kart m minus 8 lygų 5 trečiųjų. 5 trečiųjų yra 125 berods.
Ir kadangi mums čia reikia m kvadrato, na, jeigu ir m reikėtų, vis tiek čia turbūt, na, siūlyčiau atsiskliausti. Čia netgi kvadratų skirtumą galima pritaikyti. Parašysiu toliau šianais. Tai čia būtų m kvadratu minus 8 kvadratu, kas yra 64, lygu 125. Nu ir vadinasi, m kvadratas yra lygu 125 plus 64, kas yra 189. Štai taip. Yes. Ir tai yra paskutinis uždavinys ir tai yra paskutinio uždavinio atsakymas. Tai aš jį įrašysiu. Ir labai tikiuosi, kad niekur nepadariau klaidų. Gali būti, kad padariau, visko nutinka, gali būti, kad blogai įvedžiau. Bet pabandykim pasitikrinti. Štai. Žiūrėkim, kas bus. Pateikim ir peržiūrėkim. Ne, pateikim iš karto, ne? Būkim drąsus, neperžiūrėkim atsakymų. Nors, jeigu yra laiko, visada būtų galima peržiūrėti. Šiaip aš rekomenduočiau peržiūrėti atsakymus. Dabar, kadangi čia laisvai sprendžiam, tai tiesiog pateikim. Vienu suklydom. Kur suklydom dabar? O, siaubas. To ir bijojau. Nu gerai. Nu gerai. Ir dabar mes negalim peržiūrėti atsakymų. O, siaubas. Ką aš blogai įvedžiau? Ojojoj. Nu gerai. Nu gerai. Pasižiūrėsim, kas negerai. Peržiūrėti atsakymus. Ar galim mes juos dar peržiūrėti? Ne, negalim. O tai kas negerai? Su moduliu kur buvo? O ką aš su moduliu praleidau? Taip, ar aš galiu sugrįžti dabar? Taip, testai. A. Ir ką aš dabar pamečiau? Taip, nu gerai. Gerai. Be modulio pasirinkau, nors įsprendžiau gerai, siaubas. Bet, kaip sakiau, taip gali nutikti. Tai pažymėkim gerai. Ir jeigu jo kelsiu į YouTube, tai reikės sukarpyti tikriausiai arba parodyti, kad žmonės klysta. Tai pasirinksiu kažkurį iš tų variantų. Tai pabandykim dar kartą. Ačiū labai, kad pastebėjot, kad kažką ne taip pažymėjau tiesiog. Tai bandykim dar kartą. Čia buvo tada šitas atsakymas. Toliau. Jo, kažkas seka, super. Kažkas seka, aš maloniai nustebintas. Taip, toliau. Čianais turėjom x trečiuoju. X trečiuoju. Taip. Čianai turėjom x trečiuoju. Kodėl taip ilgai krauna man dabar? Kas juokauja? Taip, čianais yra -1. Čianais buvau pasižymėjęs 128. Dabar viską reiks įvesti. Jo. Ok. Taip, čianai buvo 4. Čia buvo 4. Čianais buvo -23. Čianais buvo šitas. Čia -5 buvo. Čianais 15. Taip. Čia šitas. Mažėja reikšmės. Taip, 10. 10 rinkomės, šitą rinkomės ir rinkomės šitą, man atrodo. Jo, čianais prisimenu 10. Čia -4. -4. Toliau.
16 savaitė čia buvo. Čionais nuo -3 iki + begalybės. Čionais lygtis turi tik 2 sprendinius. Taip sakėme, ne? Tik 2. Jo. Čionais kampas 90. Čionais -1/2 buvo ir minus šaknis iš 3 padalinta iš 2. Nu gerai. Čionais. Šitas. Toliau 19. Taip, čionai 5, 4, 0, 4. Čia. Buvo nuo -4 iki -3. Gerai. Čia turėjom -2. Čionais buvo 1. Čia įrodėm, kad šitas teisingas ir šitas iš grafiko matosi. Gerai. Šitą skaičiavom. Gavom -6. Rinkomės čia nelyginės funkcijas. Viena buvo šita, kita buvo šita. Ir štai, pastebėjusi žmonės pastebėjo, kad čionai nors ir teisingai parašiau, pasirinkau ne tą variantą. Tai pasirinkim dabar teisingą. Šitas, ne, su moduliu turėjo būti. Nu gerai. Jo, reikės užmontuoti šitą. Nu, jo, pasižiūrėsiu dėl to. Nu, bet kuriuo atveju. Šitas teisingas, ar ne? Mes tą sprendimą parodėm. 27. Čionais, sakėm, m yra 5. M yra 5. Čia tokio atidumo detalėm dabar reikia. Ir tai yra siaubinga. Taip, čia yra 2. Čia yra 2. Čionais. -1 ir 6. Taip, čia žymėjom, taip, -m ir -p. Aha, čionais, taip, 1 ir 2025. Ir čia galiausiai 189. Nu, pabandom dar kartą. Tai štai, jo. Turėjo būti taip, nesigavo, ką darysi, bet dabar turim 40 iš 40, tai labai dėkoju lapė Snap, turbūt jo, toksai slapyvardis už pastebėjimą, kad parinkau ne tą atsakymą. Dabar turim 40 iš 40 ir manykim, kad turėtų tie atsakymai būti geri. Nu va, nežinau, kaip jūs jaučiatės, kaip galvojat, ar sunkus buvo egzaminas, ar lengvas, gal vidutinis, gal normalus, jo, kaip galvojat?